Kūno laiškas tau. Aš esu tavo kūnas. Ir aš atrodau taip, kaip tu galvoji apie mane. Jei tu galvosi, kad aš gražus, aš toks ir būsiu. Aš tavo atspindys. Kai tu galvoji apie ligas ir stengiasi jas manyje atrasti, man tenka laikytis prie tavo minčių ir aš imu sirgti. Kai daug laiko praleidi mintyse, kurios kuria neigiamas emocijas, aš vėl pradedu silpti. Tavo gyvybinė jėga išteka į tai, ką galvoji. Bet kai tavo mintis pripildytos džiaugsmo, aš tiesiog pražystu tavo akise. Aš esu stiprus, mano rezervai ir galimybės beribiai. Aš galiu atkurti save, galiu net atstatyti prarastus organus. Aš galiu pasveikti net tada, kai gydytojai netiki. Tikėk manimi ir padėk man tavo tikėjimu bei meilė. Aš sukurtas tam, kad galėčiau gyventi 100 ar net 1000 metų. Bet tu pradedi galvoti apie senėjimą, jau sulaukęs vos 35 ar 40, juk tai tik visuomenės įdiegta programa, kad 100 metų tai jau riba, bet aš žinau, kad tai netiesa. Kai tu ruošiesi valgyti, paklausk manęs, ko man iš tiesų reikia. Jei išmoksi mane girdėti, aš tau visada atsakysiu. Tiesiog neduok man maisto autopilotu ar iš baimės, paskaičius dar vieną protingą straipsnį. Kalbant apie grožį, prašau, neapkrauk manęs tabletėmis, botoksu, silikonais ar geliais. Aš galiu būti gražus be to. Tiesiog padėk man ir aš su meile priimsiu formas, kurios tau patiks. Aš dievinu judėjimą, man patinka vaikščioti gryname ore, myliu vandenį, šokius, masažą, seksą, viską, kas tau teikia malonumą. Bet ilgos valandos prie ekranų man ne prie širdies. Aš tikiu tavimi. Ir jei suvalgai gabalėlį torto galvodamas, kad pastorėsi, aš įgyvendinu tavo mintį. Ir tai pastorėjau. Nes aš esu tavo kūrinys. Aš reaguoju į tai, ką tu man sakai. Aš tave labai myliu. Ir taip norėčiau išgirsti padėką, meilę, švelnų žodį iš tavęs, kad ir retkarčiais. Bet net jei to neištarsi, aš vis tiek tave myliu besąlygiškai. Aš esu tavo kūnas, tavo visata ir tu neatsiejama didžiosios visatos dalis. Dėkoju, kad viskas yra būtent taip. Dėkoju, kad išgirdai mane. Ačiū tau. Aš esu todėl, kad tu panorai manęs. Ir aš esu toks, kokį tu nori mane matyti. Tad padėkime vienas kitam. Būkime komanda. Tavo kūnas su meile.